Labas vakaras. Labai seniai su jumis nekalbėjau. Išėjau pasivaikščiot. Ir norėjau pasidalinti vieną žinutę, kuri šiandien, šį vakar, kai vedžiau 9-ąjį mylimos veiklos nuo nulio naujiems laikams susitikimą su grupės merginom. Daug visko mes kalbėjom, daug prišnekėjom. Ir tarp viso to labai man kažkaip tai ryškiai nuskambėjo mintis apie tai, kaip nepaversti druskos stulpu. Jeigu pamenat tą legendą, kaip iš Senojo testamento, kaip bėgo iš degančios Sodomos ir Gomoros, tik tai nepamenu vardų, kas tie personažai buvo. Ir kaip sakė, jeigu jūs norite toliau bėgti, nueiti ten, kur norit nueiti, tai nesigręžiokite atgal, nes pavirsi druskos stulpu. Tai žinot, aš pati pajutau paskutiniu metu, kaip norisi atsigręžti ir pavirsti tuo stulpu, ypač kai priimi kažkokį sprendimą savo viduje, nebūtinai, kad kiti žmonės žino apie tai, ir kaip norisi tiesiog padaryti tai, ką darei. Pakartoti tos pačius veiksmus, kuriuos darėjai, ir kaip tarsi gyvenimas kliūtis įstato vėl, tarsi pakiša koją, pasižiūrėti, ar tu tikrai esi pasiruošęs tam, ką tu sugalvoji daryti. Ir žinokite, norėjau tiesiog pasakyti, kad tai yra normalu. Ir kiekvienam mūsų gyvenime nutinka taip, kad kai tik tai mes susiruošiam kažkur, tai mums atsiranda kažkas, tai kas pasakys, kad nedaryk to, ar nelaikas, arba tada tos abejonės vidinės. Ir tokiu būdu mes pavirstam tuo druskos stulpu. Druskos stulpu, kuris sustingsta prieš pokytį, kada gali įvykti kažkas nuostabaus. Jeigu jums kada nors tai buvo, ar bus, žinokite, kad taip, tai reiškia, kad viskas erdvė pasiruošus jūs priimti su jūsų naujumu, su tuo, kas jumyse vyksta nauja ir jau veržiasi į išorę. Ir šitų dalykų neįmanoma nei nuo savęs, nei nuo kitų paslėpti. Ir visa tai tiesiog verda viduje ir prašosi išleidžiama į laisvę kažkokių tai veiksmų. Tai nesabotuokim mes tos realybės, kuri nori ateiti pas mus. Aš sakau tai visiškai nuoširdžiai nuo savęs, iš savo gyvenimo, nes paskutiniu metu tikrai daug vidinių pokyčių vėl ateina. Ir vėl tie pokyčiai prašo, kad aš laikyčiausi to, ką aš nusprendus. Ir taip norisi nesilaikyti. Taip norisi eiti į tai, kas įprasta, į ką aš esu jau praėjus, išmokus ir kam nebereikia jokių pastangų. Ir čia staiga tas mano vidinis balsas iš aukščiau, ta mano siela sako, Rolanda, viskas, jau tai pasibaigė, jau vėl tai pasibaigė, tau reikia eiti toliau. Ir jeigu tu neisi toliau, tai gausi per kepurę. Todėl aš dalinuosi savo patirtimi ne todėl, kad neturiu ką vykti. Aš tiesiog žinau, kad jeigu yra man, tai vadinasi kažkam taip yra. Ir mano patirtis, mano jausmas yra skirta jum, kad jūs nesustotumėt ir kad nepavirstumėt druskos stulpu. Nes tai, kas ateina mūsų priekyje, tai, kas mūsų laukia, manęs, tavęs, kas klauso, kas klausys dar, žinokite, tai yra toks nuostabus dalykas, bet mes turim praeiti dabar tam tikras kliūtis. Žinot, kaip yra bėgimas su kliūtim. Mes turim praeiti ir čia jau nebėra to dalyko, kad aš truputėlį luktelsiu, kaip toj dainuoja, luktel, palauksiu, kol čia viskas praeis. Ir tada savo saugiai nueisiu paskui kažką. Tai ne. Kiekvienas dabar esame pionierius, savo kelio vedlys. Ir nėra į ką nusižiūrėti. Todėl nėra jokių luktel. Arba druskos stulpas, arba eini į priekį ir širdis dainuoja. Tai aš jums linkiu tiesiog neatsisakyti to, ką esate nusprendę. Ir nesvarbu, koks tai dalykas būtų. Smulkmena jūsų buityje, jūsų kažkoks tai įprotis, valios trūkumas kažko laikytis, ką buvot nusprendę.
ar tai kažkoks grandiozinis pokytis, išeiti iš to taško, kuriame buvote iki šiol ir imtis to, ko dar niekada nedarėt. Ir tai bus jūsų nuostabus nuotykis, jūsų nuostabi kelionė. Aš labai linkiu jums į tai nerti. Žinot, tikriausiai padarysiu kažkokį tai webinarą apie tai, apie, netgi pavadinimą turiu, Šiaurės pašvaiščių kovai. Apie tai, kas įvyko dabar paskutiniu metu. Ir kas vyksta dabar, ką aš dabar išgyvenu savo kailiu, kūnu ir ką galbūt ir jūs jaučiat. Nes aš manau, kad laiks nuo laiko reikia tos dalykus apdeitinti. Tai va, tai linkiu jums gero vakaro. Aš jau pasivaikščiau, pakvėpavau liepų žydinčių aromatų, tikram aromaterapija ankstyva tokia. Ir padarysiu tikriausiai savo 10 000 žingsnių, nors šiandien nelabai kada buvo po tų kelionių, kuriuose užtrukau jau ilgokai. Tai linkiu jums nebūti druskos stulpais, o tiesiog eiti į priekį. Iki.